Studijoje vienas Baltijos kelio organizatorių, kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarų, ponas Zigmas Vaišvila. Labą dieną, ačiū, kad atvykot pas mus į studiją. Taigi, ačiū labai, jūs irgi. Iš tikrųjų, prieš 20 metų, kaip pavyko suorganizuoti, kelis milijonus žmonių sustoti, vieningai pareikšti vieningą poziciją? Prisipažinus sąžiningai, neįtikėtina. Neįtikėtina buvo ir mums patiems, neįtikėtina buvo ir žmonėm. Ir labai daug buvo netikinčių ir oponuojančių, net ir Sąjūdžio taryba iš pradžių netikėjo. Tik Virgilijus Čepaitis, kaip mūsų koordinatorius, grįžęs iš Rygos Baltijos tarybos, paskelbė, taryba sutiko taip labai abejingai, dauguma. Ir tada atgimimo bangoje, čia Lietuvos televizijoje, Virgilijus Čepaitis vienasmeniškai tautai paskelbė, kad bus taip. Tai ledai tokiu būdu ir pralūžo ir tolimesnė įvykių eiga parodė, kad tai yra tikrai labai prasminga data, 50-metis tuo metu buvo. Ir žmonės suvokė, suprato svarbiausia ne tik tą įvykį ir datą, bet kad keisti galima tik tai bendromis pastangomis. Bet kaip patys jūs to patikėjot? Iš tikrųjų dargi buvo, nors tai buvo tam tikros prošvaistės sovietinio režimo, kad galėtų jisai išnykti, mažyčiai spindulėliai, bet iš tikrųjų dar buvo Sovietų sąjunga. Tai reikia atsiminti tą foną, kuris tuo metu buvo. Sąjūdžio jau 2 metai veiklos ir pirmieji rezultatai rinkimai sausio mėnesį papildomi Lietuvos aukščiausiąją tarybą, TSRS liaudės deputatų rinkimai gegužės pabaigoje jau buvo įvykęs pirmasis TSRS liaudės deputatų suvažiavimas, kur mūsų 3 frontų atstovų iniciatyva buvo sukurta komisija šitiem klausimam. Ir be abejo vidinė situacija, santykiai su Maskva, taip kad labai svarbus įvykiai rutuliojasi. Iš jūsų susidariau tokį įspūdį, kad didelių kliuvinių kaip ir tokių nebuvo. Netgi sulaukdavot paramos, pagalbos, iš ko jį dažniausiai ateidavo? Matote, vienareikšmiškai kaip ir visi tokie istoriniai įvykiai negalima pasakyti paprastai taip, ne, lengva, sunku. Ir norėčiau trupučiuką priminti tą aplinką. Tai buvo jau 2 Sąjūdžio aktyvios veiklos metai. Jau 89 metų sausio mėnesį buvo pirmieji rinkimai įvykę į papildomi Lietuvos TSR aukščiausiąją tarybą. Ir labai svarbus įvykis jau buvo įvykęs kovo 26 TSRS liaudės deputatų rinkimai. Ir jeigu siejam su šita aplinkybė rugpjūčio 23-ąją, tai pirmajame Maskvoje vykusiam suvažiavime liaudės deputatai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos frontų deputatai inicijavo, mes dar buvom specialų laikraštį, Sąjūdžio žinias rusų kalba, apie Ribbentropo-Molotovo paktus nugabenę ir daliname deputatą Maskvoje, ruoždami foną, kas tai per įvykis ir kodėl buvo. Taigi, gegužės pabaigoje jau buvo Aleksandro Jakovlevo vadovaujama komisija sudaryta liaudės deputatų suvažiavimo, kurie ėmėsi šitų dalykų nagrinėti. Ir iš vienos pusės vyksta lyg ir jau darbinis procesas, o iš kitos pusės Maskvos reakcija tikrai ne vienareikšmiška ir vis stiprėjanti reakcija. Rinkimas vyko tuo metu jau Laisvės lygos pradėtas dėl tarybinės kariuomenės išvedimo, parašų rinkimas. Taip kad fonas buvo toks iš vienos pusės lyg ir ramus, o iš kitos pusės labai įtampų buvo daug. Ir Liepos 15-ąją iš Baltijos tarybos, Baltijos taryba tai buvo Estijos liaudės fronto Rachvalinė, Latvijos tautos fronto ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio bendra asamblėja, ir šiandien mes matom parlamento asamblėją tuo pačiu pavadinimu, koordinuoti veiksmam. Ir mūsų atstovas Virgilijus Čepaitis, Sąjūdžio tarybos sekretorius, grįžo iš ten Liepos 15-ąją ir pasakė, darom. Ir įvyko Baltijos kelias. Ne, dar ne iš karto. Šiek tiek ankstėliau kalbėjome apie tai, kaip vyko tas pasirengimas. O iš tikrųjų, kas koordinavo, kas ėmėsi to koordinatoriaus funkcijos, kad, Baltijos kelias nusidriektų per visas 3 Baltijos šalis. Kas tai buvo? Latvijai, Lietuviai, Estai? Idėja Estijos liaudės fronto. Ji buvo pateikta ir Liepos 15-ąją Rygoje, Baltijos taryboje, jie jau pateikė detalų scenarijų ir kad būtent nuo Talino iki Vilniaus per Rygą ir Pernų.
Taigi jų idėja, jų čia pateikta. Lietuvišką scenarijų sukūrė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Artūras Kučas. Tai yra jo idėja 50 etapų išdalinti miestam rajonom, aukurai, koplytstulpiai ir tai buvo realizuota. 50 nebereiklos skaičius atsirado, nes tuo metu buvo minima 50 metų Ribentropo-Molotovo pakto. Šitam įvykiai 50 metis. Ir nors pasipriešinimas buvo didžiulis ir Maskvos, ir vietinės valdžios, tačiau ir mes patys dvejojame, daug kas. Daug kas Sąjūdžio taryboje dvejojo, tik Čepaitis savavališkai pralaužė ledus atgimimo bangoje Lietuvos televizijoje ir ne vienas Sąjūdžio rajono ar miesto taryba dvejojo, ar tikrai taip įvyks, nes, o jeigu neįvyks, jeigu nesusikabins. Tačiau žingsnis po žingsnio, kas savaitinės atgimimo bangos ir nežiūrint į jedinstvos mitingus, Maskvos spaudimus, porą savaičių prieš tai slaptas CK Politbiuro nutarimas dėl visų 3 liaudies frontų veiksmų artėjant šitiems įvykiams, apie kurį sužinojom vėliau, iškart po grėsmingos Maskvos reakcijos ir įvertinimo šio įvykio. Taigi mes matėme, kad žmonės savaime taip pajudėjo ir susikaupė žingsnis po žingsnio, suvokdami ir atsakomybę, ir įvykio svarbą. O ponas Vaišvila, jūs užsiminėte apie tai, kad visi matom savo ekranuose ir mūsų vindėtėjai sukasi lakūnų. Didžiulis nuopelnas, kai krito gėlės, tiesiog ant tos minios jūra gėlių. Kaip tai nutiko, kaip pavyko suorganizuoti tą lėktuvą? Idėja Kauno Sąjūdžio tarybos nario, po to kolegos signataro Algio Norvilo. Ir idėją pasišovė realizuoti ne vienas aviatorius. Tačiau Maskvos ir vietinės valdžios griežti nurodymai, griežti uždraudimai, skrydžiai reglamentuojami. Tai padarė kooperatyvas Aviapaslauga Vytautas Tamašauskas. Taip vadinasi tuo metu. Taip. Vienintelis aviakooperatyvas ir vienintelis su juo išdrįsė skristi dabar dėja Lalo bedarbis lakūnas, pilotas Kazimieras Šaltis. Jos būtina paminėti ir žinoti, nes tai yra vieninteliai kadrai iš viršaus, vieninteliai išlikę. O filmavo Laimos Pangonytės vyras. Ir aš noriu pasakyti, kad šita akcija buvo labai atsakinga, nežiūrint į visus gąsdinimus. Suvežė apie 12 tonų gėlių, kurias reikėjo barstyti. Manevras buvo toks, nors buvo griežtas saugumo ir kariškių nurodymas nieko nedaryti, neleisti šitos skrydžius. Tai tik tai 2 šitie vyrai neišsigando, rizikuodami iki 25 metų kalėjimo gauti, nekalbu apie licenzijų atimimus. Manevras buvo toks, vietoj Karmėlavos oro uosto jie pakilo su Anuškom Andu lėktuviukais iš Kauno, Aleksoto oro uosto. Nori, nenori, tenka paminėti, kad rusų kariuomenė padėjo krauti gėles. Antra porcija gėlių buvo pakrauta Ukmergės Panevėžio plente ir jie tai padarė. Ponas Vaišvila, iš tikrųjų stebint visus įvykius viską, koks įspūdis susidaro? Na ką, visų pirma, matėme ir iš profesoriaus kalbos, Maskvos reakcija buvo tokia griežta, kad Sąjūdis, mes ir buvom pasirašę kreipimas į tautą, kaip elgtis atviros okupacijos sąlygomis, mažai žinomas dokumentas. Tačiau būtent Baltijos kelias tai ir buvo ta jėga, kuri padėjo 89-ųjų gruodžio 24-ąją Maskvoje liaudės deputatų suvažiavime sąjungos vardu pasakyti, šitie slaptieji protokolai buvo, jie pripažinti niekiniais, negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Belieka tik palinkėti ir Rusijai perėmusiai šias teises ir pareigas, ir visai Europai, ir visam pasauliui tai atsiminti, negražu dalintis dviese tautas kitas. O mokytis reikia ne tik tai politikam, bet ir žmonėm. Ir tą progą aš noriu padėkoti visiems, kurie buvote Baltijos kelyje, kurie patikėjote Sąjūdžiu, tai idėja. Ir tai yra mūsų nepriklausomybės siekio realizavimas. Ačiū Jums už tai, kad buvom kartu. Ačiū labai ponui Zigmui Vaišvilai. Iškiam sveikinimai, su kuriais buvo kartu.